Judita Urnikytė ir aš Dominykas Vaitiekūnas. Geras aktorius tai yra tas žmogus, kuris labai jautriai jaučia pasaulį ir sugeba tą pasaulį scenoje spinduliuoti. Tai yra jautrus žmogus, manau. Kas yra geras aktorius? Judita. Tu? Labai sudėtingas klausimas. Geras aktorius tai kažkas nepasiekiama. Juozapas ir jo svajonė apsiaustas yra Andrew Lloyd Webberio ir Timo Raiso miuziklas, parašytas dar prieš Jesus Christ Superstar, tai reiškia, jeigu neklystų 70-metyje, buvo vadinamas tam tikrų mokyklinių revijų. Tik, kad tai yra labai spalvingas spektaklis, vizualiai labai skambus spektaklis, nes tai yra gyva muzika, graži muzika, daug judesio, daug veiksmo. Turėtų būti gražu iš šono. Norėčiau pamatyti šitą spektaklį iš šono. Kai baigiau pirmą kursą, tai buvo 2007 metai, gavau skambutį iš Juditos kursiokų. Pakvietė mane ateiti į tuometinę atviro rato būstinę Ruselyje, mokytojų namų kiemelyje. Taip. Atėjau, taip, nieks nieko nesakė kodėl, kam, sakė čia dėl vieno projekto, kolegos išsitraukė gitarą, jie tada man atrodė žymiai vyresni, 4 metais vyresni, o viešpatė kokie didelė atrodė. Išsitraukė kolegos gitarą, sako, na va čia yra toks tekstas, melodija tokia, pabandyk padainuoti. Nu, aš ten kažką papipsėjau. Pabandžiau padainuoti. Sakė, mes tau paskambinsim. Tai yra biblinis pasakojimas apie Juozapą ir jo brolius, kaip broliai Juozapą pardavė į vergiją dėl to, kad jis jiems labai nepatiko, nes buvo toksai žavus jaunuolis, kurį tėvelis mylėjo, toks tėvučiukas. Tėvas jam iš tikrųjų skyrė gal šiek tiek daugiau dėmesio negu jo broliams, tai broliai papyko, pardavė jį į vergiją, pasakė, kad liūtas sudraskė, na ir žodžiu nutiko taip, kad tas Juozapas padarė karjerą pas faraoną. Jis ten taip neblogai padarė karjerą, dešinioji ranka buvo faraono ir broliai vėliau bado prispirti atvyko į Egiptą prašyti maisto, prašyti pagalbos, na ir kasgi, tas jau padaręs karjerą, brolelis parduotas į vergiją, jau turi galimybę jiems duoti to maisto ar neduoti, ir štaigi intriga, kaip ten visa ta istorija ir tuliuojasi, ir Juozapas jiems atleidžia, ar broliai jį pažįsta, sužinosite aplankę Keistuolių teatro spektaklį. Kad lepina tėvas. Tai tėvą tikrai jam. Ne Tėvą, kaip tu prieš tėvą. Tai tėvas yra tėvas, ką pasakė, tą ir darai. Nu, tai O čia yra brolis. O jam viskas pasiuvo apsiaustą. Tu matai, koks apsiaustas? Gražus apsiaustas. Tai vat būtent. Nu. O ką? Aš nenoriu apsiaustą. O ką, aš tėvas man pasiuvo apsiaustą, o mane į šulinį kiša. Tai taip. Nu. O tai ko tu? Kur čia logika? O kodėl tu esi papuoštas, o mes ne? Tai ką mums daryti? Aš pats savęs nepuošiu, tėvas puošiu, tai aš nekaltas. Tai mes ir gyvenam. Klink. Kai mane į šulinį kiša. Taip. Jo? Taip, nes aš nuplėšiu, aš esu vadas, aš nuplėšiu jo apsilstą ir tada jis sutepu krauju. Žiauru, bet taip yra. Bet paskui man patinka ir ta galinė scena, nes jinai labai graudi yra, kur mes nusilenkiam ir prašom neskriausti brolio. Bet ten tikrai nuo širdį vieta labai. Jeigu jūs turit keistų brolių ir seserų, nepykit ant jų.
Priimkit juos tokius, kokie jie yra ir atsiveskite į Keistuolių teatro spektaklį Juozapas ir jos svajonių apsiaustas. Tiek jums, tiek broliai bus, arba sesiai bus daug naudos. Patikėkit, senas vilkas kalba. Jis ne vilkas, jis mano brolis. Čiūvas, rami. Gerai, tu atsims ir kai išsims kamerą.